Liko apžvelgti paskutinę ir lemiamą savaitę Vinersport rudens taurės čempionate. Žaidėjai išlieję prakaitą ir parodė begalinį norą iškovoti dar bent vieną pergalę, žengė finalo link. Savaitės dvikovoje susitiko Eligijaus Redecko treniruojama SKM 2002 Fabijoniškių komanda ir Mindaugo Noreikos SKM 2003 Šeškinės pirmos komandos auklėtiniai. Treneriai įnirtingai šaukė ir aiškino savo komandos žaidėjams, ką reikia daryti. Nepaisant to, dvikovos nugalėtoja tapo SKM 2003 Šeškinės pirmoji komanda. Trenerio Mindaugo Noreikos teigimu, vaikams dar yra kur tobulėti. Visada pergalės yra labai gerai iš dalies. Visada gali rasti trūkumų kažkokių, kažką patobulinti, kažkur kažko neišpildyti, bet vaikai kovėsi, žaidė drąsiai, kažkur nepasisekė, tai tam ir žaidžiame, kad įgautų patirties, nes kažkur gal jaudulys koją pakiša, kažkur patirties toka, varžybų trūkumas, šitie visi dalykai tam ir žaidžiame iš tikrųjų, tai netgi, kaip sakau, aukštam lygiui būna treneriai nepatenkinti, tai į vaikus žiūrint, tai tikrai yra ką daug daryti, ką tobulinti, bet kovingumas, pergalė, apžaisti, tai yra pagrindiniai dalykai, tai aišku, jie džiugina. SKM 2003 Šeškinės pirmos komandos auklėtiniai savo žaidimu ir pergalę buvo patenkinti. Gerai, iš tikrųjų esu laimingas, kad laimėjom ir patinka man tie laimėjimai, daug laimėm ir gera komanda yra. Man tai nelabai gerai, bet komandai tik ne pats geriausias, bet gerai sekėsi. Labai gerai. Susipasavom, padarėm derinius, įmetėm kelis tritaškius ir pavyko. O kaip manai, kuo priešininkai buvo silpnesni už jūs, ką jie darė blogiau? Jie buvo lėtesni, pavyzdžiui, blogiau mėtė, ir blogai gynėsi. O esi patenkintas savo žaidimu šiandien? Jau. Daug pataikai? Jo. Kiek tritaškius. Ir kažkiek. Šią savaitę buvo sužaista nemažai kitų varžybų. Vinersport rudens taurė tuoj pasieks finišo tiesiąją. Liko lemiamos kovos dėl čempionų titulo.